Šios dienos tema paprasta, bet kartu išskirtinė. Aš po truputį vis paliesdavau tos dalykus, bet dabar noriu akcentuoti būtent šią temą. Daug galvojau, daug dariausi pastabų, bet niekad nebūdavo to vientiso vaizdo. Taigi, tema vadinasi labai paprastai. Gyvenimas be kompromisų. Žinot, kodėl mes niekur negalim judėti? Todėl, kad mūsų gyvenimas yra pilnas kompromisų. Mūsų ir krikščioniškas gyvenimas yra pilnas kompromisų. Velnias taip ir griauna bažnyčias, tarnavimus, judėjimus, viskas atsiremia į kompromisus. Op ir pasimovė ant pinigų, op ir pasididžiavai, neišsiaiškinai kažko, op ir kompromisas. Šiandien aš kiek norėsiu paaiškinti, ką reiškia gyventi be kompromisų. Kai kam gali pasirodyti, juk tai labai sunkus gyvenimas. Taip, iš pradžių, kai tu jį renkiesi, tai sunkiausias dalykas, nes tau teks kirsti viską, kas buvo susijęs su kompromisais. Nori ar ne, bet teks nuskriausti, žeisti keletą žmonių, nes tu jiem turėsi pasakyti ne, ne, ne ir ne. Suprantate, apie ką aš? Patikėkit, niekas nesimėgauja rinkdamasi šį kelią, bet pradeda vykti išskirtiniai dalykai, kai tu išlieki šitam keliui. Ir tu nusprendi užbaigti savo gyvenimą be kompromisų. Mes skaitom apie tuos išskirtinius žmonės. Šiandien mes apie kai kurios dalykus pasikalbėsim. Šiandien, žinot, kodėl kai kurie žmonės negali net būti kartu su mumis. Jie klauso mūsų, žmonės Vašingtone beje. Aš jūs sveikinu. Žinote, nesat, kodėl? Kompromisas, jie bijo būti išryškinti, ar kad baba dūsė jų nepamatytų. Tuomet reikės atsakinėti klausimus. O taip nesinori prarasti va šitito. Suprantat, kas yra kompromisinis gyvenimas? Aš noriu visko. Nenoriu neprarasti to, su anais nenutraukti santykių, neprarasti judėjimo ir taip kaip pagriebti ir tai. Kadangi to įdien norisi. Tai kompromisinis gyvenimas. Ir jisai, toks gyvenimas prives prie to, kad prarasi galų gale viską. Suprantat, apie ką aš? Kai kuriem atrodo, kad kompromisinis gyvenimas yra išmintingas gyvenimas. Su tuo to nekalbėti, su tais neapsipykti. Ne. Tai debilumas, absoliuti kvailystė. Kai aš randu Biblijoje, jog kai kurie žmonės, jie mirda už savo idėjas. Kas pasakė, kad žemė apvali? O ne ant dramblių laikosi. Kaip jo vardas? Galilėjus. Lyg tai jisai žuvo, ne? Už savo įsitikinimus, taip? Ar jį sudegino? Taip? Gerai, nesvarbu. Žinot, kai jis pasakė žemė apvali, jie atsakė ne, plokščia ant dramblių jis stovi. Sudegalvijau. O paskui eigoje jie atsikvošė, taip, sudeginom neblogą žmogelį. Gerai, jis ten kalbėjo. Žinot, kad žmogus mirė už savo idėją. Mes nekalbam dabar apie krikščioniškus principus. Jau turim užmiršti per savo gyvenimą. Užmiršti savo gyvenimą, visiškai atsiduoti Dievo altorių už jo žodį, idėją ir svajonę šioje žemėje. Mes kalbam apie žmogų, kuris pasakė, ko čia dėti drambliai. Jūs iš vis galvojat, ką kalbat? Žemė apvali. И он начал продвигать теорию невесомости, все эти движения. Ir jisai toliau ten vystė savo idėjas, gravitacijos. Jį sunaikino, kodėl žmogus buvo toks stiprus savo poziciją, jis buvo įsitikinęs, jis tą poziciją užėmė be jokių kompromisų, jis buvo tikras savo idėją ir mirė už ją. O kiek tokių? Na gerai, tai tik vienas žmogus. Masės, mes skaitom istorijų. Mėgaujamės tuo, ką išrado žmonės ir tuo metu, kai jie kažką išrasdavo, tuo metu jos bažnyčią prakeikdavo, degindavo, nukryžiuodavo ir panašiai.
Ir tik dėl vienos priežasties. Nes jie manė, kad tas išradimas kažkokie burtai, demoniškumas. Brangieji, kas tai yra tas gyvenimas be kompromisų? Aš nekalbu, kad čia visi turės mirti dėl savo idėjų, ne. Tau reiks kažko netekti dėl savo idėjos, tas tai taip. Tau reiks kažką padaryti. Šiandien kalbėsim ne apie geruosius kompromisus. Žinot, kad yra ir geri kompromisai. Kaip tai? Paaiškinsiu. Kur, pavyzdžiui, atidėjai neatidėliotinus reikalus ir laiką paskyrei savo šeimai. Tu priėmei kompromisinį sprendimą, atidėjai savo darbus, kurį tiesą sakant, kad niekada nesibaigs. Ir tu pasakei, ne, tą dieną aš skiriu savo šeimai. Tai yra geras kompromisas. Tuos pinigus, kur savo atsidėjai, norėdamas ką nors nusipirkti, už tuos pinigus nuėjai, nupirkai savo vaikam ledų. Vėlgi, tai geras kompromisas, suprantat mane. Mes kalbam apie kompromiso tipą. Stop. Kuriem velnės skatino Juozapą. Kursė Juozapą. Pamenat. Juozapas kopė aukštyn gyvenimo laiptais ir Potifaro žmona. Viens. Ir ką man daryti su šia situacija? Viena mano pusė kalba, kad šių dalykų niekas nesužinos. Man garantuotas puikus gyvenimas šitose namuose. Štai šalia bus meilužė ir dar kokia šeimininko žmona. O kita pusė sako, ne, ši vieta ne tavo pozicija. Tu Dievo sūnus ir net būdamas vienas, aplink nieko nėra, bet su tavim Dievas. Kas lėmė Josifo apsisprendimą neiti į kompromisą? Laimėjo poziciją, kurią jisai pasirinko kažkada anksčiau. Dauguma krikščionių gyvena giliam kompromise. Jie užduoda klausimą, kodėl nieks nevyksta niekas su manim. O todėl, kad tu kažkur kažkada į kompromisą ir pats savo rankomis viską naikini. Visų pirma, tu turi nuspręsti, kur tu turi būti, su kuo tu turi būti. Ir ką tu turi... Kokiais žmonėm turi save apsupti. Pirmiausia, mes neleidžiam Dievui mūsų naudoti, nes vis bijom save apsupti teisingai žmonėm, teisingom knygom, teisingų mokymų ir teisingą visuomenę. Mes manom, jog ten kažkur šone viskas pavyks. Ir Dievas visada perkelinėdavo žmonės. Jis paėmė Abromą ir pasakė jam, ne Abromai, čia tu nerealizuosi savęs, turi išeiti iš Kaldėjų Ūro. Turi nesielgti kompromisiškai ir sekančios tautos gims iš tavęs ne čia, jos turės atsirasti štai ten. O kaip viskas bus, paaiškinsiu pakeliui, suprantat? Kartais kompromisas, kartais ta pozicija be kompromiso taip kvailai skamba tiem žmonėm, kuriuos tu palieki. Įsivaizduokit klausimus Abromui, o kur tu eini? Na, geriau nekalbėkime apie tai. O ką dar tau Dievas pasakė? Jis sakė, kad aš vaikų kaip smėlio turėsiu, visi leipo juokais. Yra ir ta terpė, kurioje tu neturi gyventi. Nes ta terpė naikina tavo svajonės, tu turi būti toje aplinkoje, kuri tiki tavimi, myli tave ir laimina. Ir Dievas sako, jog nėra tokios aplinkos visuomenės, bet aš noriu būti su tavim, vienas su vienu. Kompromisas. Vienas iš pačių sunkiausių gyvenimų, kuriuos tik gali pasirinkti žmogus, tai bekompromisinis gyvenimas. Bet paskui rezultate ta pozicija atves tave prie pačių didžiausių pergalių ir pasiekimų. Iš pradžių bažnyčiai atrodys, kad praradau, bet tai tik pradžia, stop. Greitai pradėsi įgyti, nesugalvok trauktis atgal, nebandyk susviruoti, gavai iš Dievo apreiškimus, išvydai ateitį, eik link viso to. Kad ir kaip tu kvailai beatrodytum ir skambėtum kitų žmonių akyse, draugų, protingų, eruditų, išsilavinusių, norinčių viskam loginio išaiškinimo. O Abraomas sako, negaliu aš jums nieko paaiškinti. Kur eini, nežinau. Kur gyvensi, nežinau.
Ką tu matai? Jei aš papasakosiu, ką aš matau, jūs vėl juoksitės. Kai kurie jūsų esate Abraomo pozicijai būsenui, kai kurie stebi ekrane. Stebimi Abraomo pozicijai. Dievas jums kažką parodė, o jums gėda apie tai kalbėti. O Dieve, viskas tvarkoj. Teisinga būsena. Iš pradžių tu priimi vieną iš pačių sunkiausių sprendimų savo gyvenime. Tai savojo kelio pasirinkimas. Kai kam gali pasirodyti, visą tai liečia tik krikščionis. Pavyzdžiui, tu sakai, aš noriu būti chirurgų gydytoju. Ar žinai, jog tik tu paskelbei tai iš savo šeimai? Žinot, ką reikia nuveikti ir ką reikia paaukoti, kokie prioritetai turi būti sustatyti. Kiek reikia nukarpyti visus kompromisus, kad taptum gydytoju. Suprantate, apie ką aš? Jau nekalbant apie mokslo trukmę, nuo 5-8 metų kalbam apie krūvas pinigų. Ir apie tai, kad visas laikas bus tam pašvestas. Kitaip tariant, negali pasiekti tai ir gyventi įprastinį savo gyvenimą kaip ir iki šiol. Tai štai, kai tu tapai krikščioniu, kodėl dauguma mūsų toliau gyvena tą patį gyvenimą, kuris buvo iki šiol? Reiškia, tu nieko nepakeitei. Tiesiog kažką supratai ir viskas. Bet jokio žingsnio nepadarėjai. Kai aš žengiau, kad atsidurčiau ten, kur dabar esu, patikėkit, visą tai taip suskambo ne tik mano paties mamos, mano giminaičio ausyse, bet ir tų, kurie buvo aplink mane. Nes kai tu atsistoji krikščionio poziciją, tu gimsi iš aukšto. Kažką tu prarasi, bet kažką ir įgysi. Dauguma iš mūsų nieko nenori prarasti. Aš nesuprantu, tu nori pakeisti rezultatus, nekeisdamas veiksmų, tai idiotizmas. Jei aš darau tą patį ir tikiu, kad kitą kartą bus kitaip, tu idiotas. Suprantat? Aš idiotas? Tu negali darydamas tą patį ir vis tą patį tikėti, va, 5 kartą va bus kitaip. Bus tas pats. Tas pats rezultatas bus. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog žmogus nedarantis kompromisų kietakaktis kvailys. Bet tai tik iš pirmo žvilgsnio. Bet žinot, prieš daug metų, kuomet aš pradėjau pasakoti žmonėm, kas bus visam pasaulyje, šventosios dvasios judėjimas, visi kalbėjo, kokie paistalai, kosmosas, tai būt negali, aš vis kalbėjau ir mano žmona žino viską dar iki mūsų santokos. Aš per pirmą mūsų susitikimą jai viską papasakau, kad aš esu tame, o tie, kurie krizeno, jau dabar tyli. Nu taip. Suprantate, apie ką aš čia kalbu? Kartais tu turi suvokti, kad yra tik pliusas, jog tavęs niekas nepalaiko, nes kiti ar niekas kitas nemato to, ką matai tu. Tu negali pasiimti žmonių ten, kur ir pats dar nežinai, kur eini. Tiesiog žinai kryptį. Va, štai jį. Dievas pasakė, Abraomai, ten eik. Štai ten. Todėl tu ir gali tik kalbėti. Sara, tu būsi neiši. Ne. Angelas stovi ir šnekučiuojasi su Abraomu. Abraomai, Sara greit bus neišė, o Sara ten palakiniai žvengia ir raitosi iš juoko. Pamenat visą tai, Abraomas prieina ir Sara, kokie čia dalykai? Aš girdėjau palapiniai kažkokį žvengimą. Ne. Bet aš jau girdėjau. Brangiai mano, įsivaizduokit, kad net tu ir tavo žmona juokėsi iš tavo idėjos. Nes čia. Žinot, kas yra pozicija be kompromiso? Ateina ir sako, ne šietoj būsi. Ir tas vyriškis, kuris atėjo, na, tas tipo angelas, ir jis pasakė, kad po metų jis vėl bus čia ir tu maitinsi vaiką. O Sara vėl, ha.
Kai kurie jūsų atrodo, kad gauti apreiškimą yra va. Tu jį gavai. Ne, tau dar reiks užimti poziciją. Žinot, mama, kai tampa neščia ar net bando tai padaryti, jau tada moteris imasi tam tikrų dalykų. Negalima. Kai kurių dalykų negalima valgyti, negalima pervargti. Žinot, kad neščiai moteriai daug ko negalima. Ir reikia perstatyti savo prioritetus. Reikia rinktis. Ji negali daryti kompromisų, nes jos viduje gyvybė. Aš pamenu. Atsimenu, kai mūsų visi trys iš eilės gimė. To negalima valgyti, kažko dar kito negalima, nes tai gali turėti įtakos vaikui. Ir taip toliau. Iš pirmo žvilgsnio, be kompromisinis žmogus atrodo kvailas kietakaktis, kuris užsispyrė į tavinas ir nesiruošė keisti savo nuomonės. Bet giliau panagrinėjus visą tai, aš supratau, jog visi žymūs žmonės, čempionai ir nugalėtojai, kurių gyvenimus aš studijavau ir darau dar toliau, turėjo nonkonformizmo elementą. Rimtos, tvirtos pozicijos. Aš kartais žiūriu, Discovery kanalų rodo daug medžiagos ir tu matai, vienas ar kitas daiktas atsirado todėl, kad prieš 15 metų koks nors žmogus tai išrado ir atsirėmė taip stipriai tą savo svajonę ir atradimą, kad viską dėl to paukojo. Visi kompromisai jo gyvenime buvo pašalinti ir po 15 metų žiūrėk to išradimų naudojasi visos ligoninės. Visi naudoja tą skalpelį ar tą dalykėlį, štai šitą lašelinę vamsdelį. O kodėl? Todėl, kad kažkas anuomet pasakė, nepasiduosiu. Mes dabar kalbam apie sportininkus, fizikus, politikus. Tikriausiai visi žinot Abrahamą Lincolną, jo istoriją. Žmogus, apie kurį buvo sakoma, kad tai kritimų asmenybė. Tai reiškia, kad jo gyvenime buvo keli ryškus momentai, kelios ryškios akimirkos, visa kita, mirtis, nuosmukiai, lygos, netektis. Jis visą gyvenimą krito ir krito. O galiausiai atsistojo. Kodėl? Todėl, kad jis pasakė, nedarysiu kompromiso, tai mano įsitikinimai. Jisai pralaimėdavo senatę, vis pralaimėdavo ir pralaimėdavo. Gyvenime daugiau pralaimėjimų nei pergalį, bet atėjusi pergalė nustelbė iki tol visus buvusius. Taigi, kaip tu krikščionį nori gyventi, nenori nieko prarasti ir tavo svajonė tiek stipri, kad net ir visko netekus vėliau įgys viską, ko reikėjo pasiekimui. Tu sakai, aš be kompromisinė asmenybė, paklausykit, tokių vienetai, sakysi, aš to nedarau, ano nedarau. Tai ne tik tai, kad reikia kažko nedaryti. Tau reikia dar kažką ir daryti. Suprantat, apie ką aš? Aš be kompromisinis, negeriu, nerūkau, nepaleistuvauju, gerą šeimą ir pinigus parnešu. Ne, stop. Tu papasakoji apie tai, ko nedarai, o ką tu darai. Suprantat? Vadinasi, reikia ne tik kažko nedaryti, bet reikia dar ir daryti paraleliai kažką. Abraomas ne šiaip savo, tipo, tais puikiai svajonė, jis ėjo ir darė. Žiūrėkit. Sportininkai, politikai, mokslininkai ir dauguma kitų pasiekė didžiausių aukštumų, nes išmoko daugelio dalykų. Ir savo gyvenimuose kitoms asmenybėms išmoko pasakyti ne. O kai kuriuose situacijose ir kai kuriais atvejais sakyti taip. Tam, kas yra palanku jų svajoniai, kas lygiuojasi su tuo, kur jie nori žengti. Prisijungia žmonės, kurie mato taip pat. Tai vienas iš principų. Kai tu renkiesi gyvenimą be kompromisų ir pasirenki poziciją, nuo tavęs atsisijoja viskas, kas negalės ištvertos krosnės ugnies. Šedrachas, Mesakas ir Abednegas. Bet toje pozicijoje prie tavęs prisijungia dar kažkas. Jie žiūri ir nesupranta. Kiek mes ten tų vaikinų įmetėm? 3? O kaip ten 4? Ne, kai tu eini kompromiso keliu, šalia tavęs net krosnyje pats Jėzus Kristus atsiras. Dievo angelas, kas tik nori. Kitais žodžiais, sudegs ne tik tie, kurie meta tave į ugnį, bet ir prie tavęs prisijungs tie, kurie turi būti šioje situacijoje, suprantat?
Tu neprarandi, o įgyji ir įgyji tokius stiprius dalykus, nes Dievas jis myli, yra įsimylėjęs asmenybės be kompromisų. Aš taip sakau, jau geriau tavo įsitikinimas bus esama akimirka netoks teisingas, bet bent jau tu jį turėsi. Dievui yra lengviau ką nors pakoreguoti, jei jis ne ten eina, nei ką nors pakelti. Taisyti lengviau, kai sukoreguoji žmogus juda, svajoja, trokšta, nori. Dievas viską sureguliuos. Čia ten, tas ten. Ir kai Dievas pamato tą bekompromisinį Sauliaus charakterį, kai aš jį išrinksiu, jis dar ir mano mokinius kai ko išmokys. Suprantate apie ką aš? Viskas taip ir buvo, išmokė. Asmenybė be kompromisų. Gyvenimas be kompromisų. Prisimindamas Izraelio karalius Saulius, supranti, kad asmenybė nesugebėjo valdyti šios didžios tautos, todėl, kad jis niekuomet neturėjo nei principų, nei prioritetų. Žinot, ką lengva priversti, ką nors daryti? Nuvesti, kur nors nukreipti, eime. O gal nereikia? Nereikia. O gal visgi padaro? Gerai daro. Tai todėl, kad tu neturi principų, neturi atspirties, neturi pozicijos, todėl tokį žmogų, bet pozicijos yra labai lengva vedžioti už nosies, kur tik nori. Tu neturi pozicijos, kurią būtum priėmę. Žinot, kad aš esu itin pavojingas, kai tu kvieti mane į svečius ir mano akivaizdui pradedi apie ką nors kalbėti, aš užkaisiu arbatą ir pasakysiu čiapkis. Ką nors apkalbinėjant, aš nesiruošiu klausytis purvo ir apkalbų. Aš turiu principus, mano ausis sugeria Dievo žodžio, ne kažkokį purvą. Aš nepriimu šmeisto što nukreipto prieš artimą, niekuomet ir niekur. Ar suprantat, kad yra pozicijos ir principai? Ir kai atsiranda vienas iš 100, su kuriuo aš galiu gerti arbatą, tai reiškia, kad tai žmonės su sutampančiais principais ir mes turim apie ką kalbėti. Aš taip ir žmona. Rinkausi, sėdom gerti arbatos, kaip sekasi gerai. Dievai myli, taip, o tu, o... Apie ką tu svajotų, o... Na ką, na. Ir iki šiol, o kodėl? Todėl... Klausyk atidžiai, nes jei dabar kas nors jūsų tai supras, tu tapsi išminčiumi, rinkdamas kai kurios dalykus. Ne aš, o mano pozicija ir principai pasirinko tą žmogų, kuris štai ten dabar su manim. Dar syk sakau, ne aš. Kai būdavo kažkokie pasimatymai su skirtingom merginom, kas iš mūsų nesusitikinėjo su ko nors prieš sutinkam save. Amen. Visi po truputį ten, šiandien bendrauja, žiūri, kas kur. Bet kai atsiranda šios akimirkos šie dalykai, tavo principas sako, tai ne tau. Su tuo, net ir su tuo gražiu interjeru tu ilgai nepagyvensi, nes interjeras keičiasi. O tai, kas viduje, dažnai net iki gyvenimo pabaigos nepasikeis. Todėl ne aš, o mano pozicija išsirinko ją. Išsirinko ir viską mano gyvenime, draugus, tai yra mano bekompromisinė pozicija, apie mano svajonę, apsupo mane visais tais, kurie ir turi būti šalia. Ir lik pačios akimirkos atsisijoja tie, kurie neturi būti, suprantat, ar ne? Pasakysiu, kaip tai gali būti, tu net negali įsivaizduoti, kokia tai nuostabi pozicija. Pirmiausia, iš Dievo tu turi gauti suvokimą, kur eiti. Jei tu tiesiog su kažkuo šiaip bandai burtis prie kažko, nieko nebus, tu turi žinoti, kur eini, su kuo, kodėl ir kam. Žinot, aš mėgaujuosi žmonėmis be kompromisų. Neseniai žiūrėjau nedidelį vaizdo klipą. Kažkas išplatino. Arnoldas Švarcnegeris pasakojo apie tai, kaip jis jaunystėje augino muskulatūrą. Gal kas matėt? Matė kai kurie. Ten tik keletas minučių. Ir jis kalba apie tai, kas yra skausmo barjeras. Jei jūs negalite praeiti to skausmo barjero, niekuomet netapsi čempionais. Ir žiūri, sėdi vyriški savo mėsą šiandien ir ten varinėja. Normalu yra kultivuota šaka, aš ir pats sportuoju, bet mes dabar kalbam apie principus. Jis taip griebė savo svajonį iš ragų, kad tapo ne tik čempionu, bet keletą kartų tapo ir misterių visata. Brangiai, turim suprasti, kad yra dalykų. Jei tu nori, jisai sako, jeigu tu nori tapti krikščionimi, tu kažką turi paaukoti.
Antraip tavo pavadinimas, vardas ar atgaila tavęs nepadaro krikščionimi. Krikščionimi ir Dievo sūnumi tave daro pasirinktoji pozicija. Kas padarė Šadrachą, Misachą ir Abednego Dievo sūnumis? Ne tai, kad jie tarnauja Dievui. Ne, ar galit stoti ir mirti už savo principus? Ir mirti už tos principus. Šadrachas, Misachas ir Abednegas nežinojo, kad išeis iš krosnies. Jie pasirinko mirti už savo principus, mirė. Ir tai, kad juos ištraukė iš krosnies Dievo malonė ir karaliaus palankumas, bet jie pasakė, švilp, tai nesąmonė nesilenksim. Pirmin, šiandien bus barbekių dangui. Suprantate apie ką? Aš. Tokias pozicijas gali rinktis tie žmonės, kurie iš pat pradžių yra nusiteikę laimėti. Tokias pozicijas gali rinktis tie, kurie jau iš anksto nori kažką pasiekti savo gyvenime. Tokias pozicijas gali rinktis tie, kuriems jų svajonė yra svarbiau nei tėtukas ar su mamytė. Ar kažkokia dukrytė sūneliukas. Mes turim suvokti, kad yra daug svarbesnių dalykų, einančių į amžinybę. Mes galvojam, kad viską pavyks padaryti, nieko nepraradus. Dieve mano, jau tai kleiskelis. Saulius nesugebėjo valdyti tautos, nes jis niekuomet neturėjo prioritetų pasirinkimo principų. Visada eidavo į kompromisą su pozicija, visada bijojo ir nuolat prieštaraudavo Dievo įsakymam. Taigi jis neturėjo įstatymų. Jei tu pasiekiai pozicijos, tai nereiškia, kad tavo širdis teisinga ir be kompromisinė, suprantat? Jei pasiekiai pozicijos kažkokios posto, nereiškia, kad tai vyko be kompromisų, bet jei tu nori pasiekti didžių rezultatų, tai jau tikrai to neįmanoma įgyvendinti, turint kompromisinę širdį. Poziciją postą galima užimti, kaip tik nori, balsavo, iškėlė, pats užgrobė, aleliuja. Visai būna, pasitaiko. Bet pasiekti didingų rezultatų tu negalėsi turėdama supūvusią širdį. Saulius buvo karalius, bet niekada nebuvo tuo, ką mylėjo Dievas. Ko jis norėjo ir pripažino. O žvelgti į Dovydą ten ne taip. Ten ne taip, kad buvo sutapimas. Dievas pasirinko šią asmenybę be kompromisų su aiškiais prioritetais. Jau būdamas berniuku, jo pozicija. Žinot, kas nugalėjo Golijotą? Dovydas, ne, jo pozicija. Jis sakė, ką jūs visi galite to klausytis? Taip kalbėti gali tik tas, kuris nedaro kompromisų. Taip pat, tu galvoji, aš niekad neturėjau tokių situacijų, o vakar srebent barščius, baba Nadė plūdo ir keikė viską, kur tu buvai, ką tu myli, o tu tupėdamas šiurpiai savo barščius ir tylėjai. Atverk burną ir pareikš apie savo poziciją. Liaukis bijojęs to pigaus šėtono ir religijos bauginimo. Paskelbk apie savo poziciją. Dievas kelia čempionų kartą, atsibusk. Iš pradžių skelbsi savo poziciją. Ne kokiam nors lauke, kur Galijotas, karalius ar dar kas nors. Iš pradžių įsiaiškint su baba Katė. Ir su baba Katė. Šo? Baba Katė. Ką? O ji ten stovi su skuduru. Ką? O ką tu man čia apie tą išgamą Šapovalovą varai? Išjunk tą nesąmonę. Valgyk barščius ir eik melsis į savo kambarį. Ir tu? Kažką priminiau, ne? Nežinau, kaip tik toks papokštavimas, iš karto ukrainieštiškai pavarau. Аллилуйя. Pradžiai štai ten tu ginsi savo poziciją. Tu neteisi. Ką? O man šitas pamokslininkas patinka. Ką? Tenks ten dar pasistenk, kol ten įtvirtinsi savo poziciją. O jau tik paskui su savo galijotais galėsi susieiti. Tu iš vis, baba Nadė, esi įveikęs dvasiniam pasaulį. Galijotų naikintojų gigantų žudikė. Čia aleliuja, kariauja, o čia... Niam, niam, niam. Gražuoliukas.
Amen. Смотри. Taigi, Итак, если добился позиции, jei užėmei poziciją, tai nereiškia, kad įgyjai teisę be kompromisų širdį. Bet tam, kad pasiektum didelių rezultatų, tau reikia be kompromisinės širdies. Jei tu be kompromisinė asmenybė, tuomet gyvenimas privers tave atlikti tokius žingsnius, kurių dauguma žmonių negalės padaryti. Jūs suprantat, kas yra pozicija be kompromisų? Krikščionio Dievo sūnaus. Ši pozicija privers tave padaryti tokius žingsnius, kurių niekas aplink negalės atlikti. Nes jie drebės dėl savo kailio, reputacijos, autoriteto, prieš 3 žmonės. Žiūri, Danielius, va, beje. Apie jį kiek paskaitysi. Žinot, kas jį privertė eiti į šitą duobę? Manot, jisai čia taip entuziastingai ten žygiavo, urvan. Ar jis norėjo ten eiti? Gulėjo ir svajojo apie tą duobę. O, į duobę. Kada ten? Kai kas tai interpretuoja, tarsi Danielius ten norėjo veržėsi. Bet jo pozicija negalėjo užverti langinės ir nesimelsti. Jo pozicija be kompromiso. Užduodu klausimą toj prie Danieliaus. Kompromisas. Pamenat, ką jam norėjo padaryti visi tie satrapai ir viršininkai? Mes prieš jį, ką nors rasim įstatymuose, taip negalima atakuoti. Jisai švarus žmogus. Sakykit, kompromisą pateikė tam, kuris eis į tą kompromiso darymą, ar tam, kuris jau žinoma, kad nesielgs kompromisiškai. Tam, kad jį užmuštų. Jūs man duokit atsakymą. Ar frazė dėjo? Dar kartą. Kompromisas. Satrapai žino. Dabar mes pasielgsim štai taip. Mes pasakysim, kad tik karaliui galima lenktis. O ką Danielius? Na gerai, karaliui lenktis, langinės už žvėrį lenkėsi. Prieš tokius žmonės kompromisų nedaro. Atidžiai tu atskleisiu paslaptį. Prieš tave daromas kompromisas, nes šėtonas iš anksto žino, kad tu asmenybė su potencialu ir tu neisi tą kompromisą. Bet tu žlungi ir kažkur suklysti, nes turi ką prarasti. Tai jau ir prarask viską, prarask tos pigius dalykus dėl manęs, į kas neteks. Jėzus sako, kas praras viską, jeigu susako, įgis ir namus, ir sūnus, ir tėvus, ir motinas. Jėzus sako, nepergyvenk, tavo pozicija ne tik praranda, tavo pozicija įgyja. Ta pozicija prives tave palikti tuos, kurie ir neturi būti aplink tave, o taip pat apsups tave tais, kurie ir turi būti su tave. 1 Samuelio 18, nuo 1 iki 4 eilutės. Первая книга Царств, 18 с 1 стиха. Nuo 1 eilutės. Žiūrėk. Каких это пор? Nuo kada Jonatanas prilipo savo širdim prie Dovido? Знаете, с каких? Žinot, nuo Потому kada? что Иоаннафан имел то Todėl, же kad сердце. Jonatanas buvo Помните, буквально несколько глав toks до pat. этого Tiesiog keletą Иоаннафан skyrių iki со своим toli Jonatanas su savo нанесли ginklanešiu самое pergalingai огромное поражение sutriuškino стану врага. priešus. Помните? Pamenat tai? Царь постился. Помните, Karalius когда pasninkavo, никто не pamenat, ест, jis а pasakė, Иоаннафан пришел, tai и он niekas даже nevalgo, бросил Jonatanas вызов atėjęs своему metė царю, iššūkį net ir savo позорному, karaliui. компромиссному. У Gėdingam сына было darančiam больше kompromisus. сердца и огня, Sūnus turėjo чем у daugiau того širdies папочки, ir который ugnies там nei по tas кустам tėtukas, прятался. kuris krūmose slapstėsi. Сын говорит, Sūnus sako, pirmyn я aš буду мочить, žudysiu, а ты o tu добивай. pribaiginėsi. Помните эту победу? Pamena tą Jonatano Написано, pergalę? весь Израиль, Parašyta правда, visas враги Izraelis šventė, сбежали priešai с pabėgo iš jų teritorijos, šokė. Их там двое было. O nugalėtojai tie buvo tik 2. Žinot, kodėl Jonatano širdis prilipo prie Dovino? Tave pozicija suvest su tokiais pat žmonėms, suprantat? Твоя позиция. Tavo Я тебе еще pozicija. один секрет. Ir dar viena Вокруг paslaptis. тебя Aplink то, tave, в какой позиции tai, ты находишься. tave supa tai, kokioj pozicijoje tu esi. Ir čia pauzė. Ну ты даешь, да. Nu, tu duodi. Еще Taip да. duodu. Ir dar pavarysiu. Вокруг тебя Aplink tave будет bus tik находиться tai, только то, kam leido чему būti tavo позволила pozicija. быть твоя позиция. Всё. Ir viskas.
Jei aplink tave dar tai, tai vadinasi, tu niekada neturi nei širdies, nei dvasios atmesti tai ir pasakyti, ne, stop. Geras apreiškimas, pagalvok. Geras ir gilus. Pirmas Samuelio 18, tai skyrius pirmą eilutę. Dovidui kalbantis su Sauliumi, Jonatano širdis prisirišo prie Dovido širdies. Va čia prasideda. Čia Dovidui atkrito nuo Dovido visi tie, su kuriais jis negalėjo būti. Broliai, tėtis, visi, kurie nesuprato jo pozicijoje. Atkrito visi. Ir Saulius sako, tu dabar būsi čia. Ir ką Jonatanas sako? Jonatanas tiek prilipo prie Dovido ir tiek pamilo jį, kaip save patį. Jonatanas pamilo ne Dovidą, o jo poziciją, kurioje dabar ir buvo jo Dovidas. Ir kaip jis nugalėjo įveikė Galijotą ir kokį siaubą įsinešė toj stovyklai. Ir Jonatanas žvelgė į jį ir sakė, su to vaikinu aš eisiu. Ir parašyta, jie draugavo, tai buvo pati didžiausia draugystė, kokia tik apskritai minima Biblijoje. Jei kas nori sužinoti, kas tai yra, ta vyriška draugystė ir išties yra sandorė, tai Dovidas ir Jonatanas. Tai atskira tema. Kas juos bekompromisinė širdin. Saulius net norėjo jį nužudyti už tai, kad jis prisilietė ir suvalgė. Užtraukė prakeikimą. Kokį prakeikimą? Jis tik atnešė Sauliui pergalę. Ir pamenat, ką pasakė visa armija? Nepalies Saulius Jonatano. Saulius tiek įsisiautėjo, kad net savo sūnų nudop norėjo. Jau visai. Nuo tos dienos Saulius paėmė į tarnybą Dovydą pas save ir nenorėjo leisti jam grįžti į tėvo namus. Vat viskas, ir nukirstas su ankstesniu gyvenimu. Tavo pozicija žengė žingsnį ir dabar tave pamatė. Dabar jau viskas, dabar aplink tave jau bus tokie kaip tu. Kariai, stiprūs žmonės. Ir mes pamenam poziciją, kurioje jisai buvo. Jis buvo asmens sargybinis, jis kovėsi, jis buvo vienas stipriausių, reikšmingiausių Sauliaus armijos vadų. Trečia eilutė. O Jonatanas sudarė sandorą su Dovydu, nes jį pamilo kaip save patį. Jonatanas nusiėmė skraistę ir kariškus drabužius, kuriuos nešiojo ir atidavė jos Dovydui draugė su savo kalaviju, lanku ir diržu. Kitaip tariant, jis taip jį pamėgo, pamilo, kad net atidavė jam viską. O žinot kodėl? Todėl, kad Dovydas visai to neturėjo. Viso to neturėjo. Žinot iš kur? Aš jums dar vieną bombą toj numesiu. O žinai, iš kur ant tavęs atsiras visa ta mundiruotė? Pozicija prengs tave į tai. Kur ir kuo tu turi būti? Tai dar vienas apreiškimas, kurį tu šiandien turi suvokti ir priimti. Pozicija. Tu sakai, negaliu. Oi, paverkim, draugė, tik dėl vienos priežasties. Tik dėl vienos priežasties. Tu esi neaprimtas, nes tu dar ne ten, tu dar ne sandoroje, nebuvai dar tame mūšyje, kur tave išvys tokie patys kariai su tokia pačia širdimi. Ir jie pasakys, man, kas yra mano, tas yra tavo. Ir štai tai ir yra tai, ką mes vadiname bažnyčiomis testamente sandoroje. Pas mus egzistuoja labai rimta struktūra, apie kurią dabar nenoriu kalbėti šiuo metu. Sandoros struktūra, kur mes pažįstam viens kitą ir viens kitam atsiduodam net ir savo šarvus ekipiruotę. Kodėl? Todėl, kad asmenybės, su kuriuoms daromos sandoros bažnyčios, jos savo dvasia yra tokios pračios. Ar suprantat? Leiskit mums suprasti, kas yra tvirtybė, jėga, kas yra principai, bekompromisinė pozicija. Pakelk šioje visų. O Jėzau. Šita pozicija, nori tu to ar ne, rinksis vietoj tavęs. Ar suprantat mane? Tai pozicija, kad net ir tu pasakysi, aš negaliu, o pozicija sako, ne, Šedracha, Mesachė, Abednego. Jūs negalite lenkti šitai bjaurybei, nes jūsų esybė persunkta gyvojo Dievo ir jūsų pozicija tai atmes, išsižadės. Žinot, kodėl man dabar yra lengva gyventi? Todėl, kad aš seniausiai pasirinkau kelią ir dabar mano pozicija tiesiog valo kelią man. Aš taip jau gyvenu daug metų iš eilės.
Tu pasakysi, tau sunku priimti sprendimus, ar ne? Ne. Mano pozicija priima visus sprendimus vietoj manęs. Man daug galvoti net nereikia, nes aš žinau, ką aš noriu daryti ir kur eiti. Ir nuo to priklauso visi mano atsakymai. Man nereikia sėdėti su tais ar ten. Nes aš žinau, viso gero. Tai ir tie skambino konsiliumai, pastoriai renkasi, visi skambina padaryk. Aš sakau, ne, mano pozicija neleidžia man net už vieno stalo su tavim sėdėti. Parsidavėlį. Ne. Tu būsi vienišas. Būsiu vienišas. Bet su tavim niekšė prie vieno stalo nesėdėsiu. Suprantat apie ką aš? Pozicija neleis tau. Ji renkasi už tave. Ach, tu koks. Taip, toks gyvenimas taip jau privertė. Tokiu taps. Su mūsų barbarais kitaip ir nepavyks. Toks jau gyvenimas. Tu turi būti itin stiprus savo pozicijoje, prieš kažkur pradėdamas judėti. Tu negali pasakyti, aš galvoju, o gal. Reikia pamastyti, ne. Viskas jau apsvarstyta ir nuspręsta. Čia taip, o ten ne, amen. Eigoje, procese ta pozicija, kurią pasirinko Dovydas, privertė palikti netgi mylimą Jonataną. Klausykite įdėmiai. Pozicija, kurią pasirinko Dovydas, net neleido vėliau rezultate. O žinot kodėl? Todėl, kad Jonatanas turėjo būti kartu su Dovydu. Visą savo esybę skaitydamas Bibliją aš suvokiu, kad Jonatanas turi būti su Dovydu. Bet Jonatanas pasirinktų būti su kuo? Su savo tėvu einančiu mirti ir kurį Dievas prakeikė. Žinot, Biblija sako, aš jau tai minėjau, nežus teisusis su neteisiuoju. Ar žinoti, kuomet jisai žus, jisai pats pasirinko neteisiojo poziciją. Jonatanas šiuo atveju lemtingai suklydo. Ir kai Dievas išvedinėjo padėptą į Dovydą, tai kalba apie tai, kad ne Dovydas išvedinėjo opoziciją. Jis daugiau nebegalėjo likti šiuose namuose, jis nebegalėjo likti šalia Sauliaus ir daryti tai ir tai. Veidmainiauti ir šypsotis tam karaliui, kuris nori jį kiekvienu pietų metu pribaigti. Jonatanas turėjo išeiti kartu su juo. Bet Dovydas nėjo kompromiso keliu. Parašyta, jie išsiskyrė ir abu verkė, bet parašyta, žinot kas dar? Dovydas verkė labiau. Žinot, kas tokiu būdu išeina? Tas, kuris nenori išeiti, bet jo pozicija pasirinko už jį vietoj jo. Jie rauda ir draskosi viduj. Sakykit, kas tai? Pozicija sako Dovydai, kad ir kaip tu jį myli, kaip bemylėtų jis tave, abu kartu jau nebegali būti. Nes labai greitai ateis mirtis iš šios karalystės žlugimas, bet tu jau čia neturėtum būti, likti. Suprantat apie ką aš? Ta akimirka buvo galima sakyti, Dovydai, tu idiotas. Tu dabar bėgi vienas, apsiskarmalavęs, vienas. O ten karalystė. Bet ne, pozicija, kurią tu pasirinkai Dieve, ves tave gyvenime ir ji tave atves būtent link tavo svajonės. Jie, aišku, jie išsaugosi tą poziciją ir praėjo daug metų, daug žmonių prisijungė, vyko daug karų ir štai jis Izraelio karalius. O visi tie, kuriems atrodė, kad su Sauliumi liuks, super, visi jie sugulė laukose negyvi. Kartu įskaitat ir Jonataną. Taigi, ką tu renkiesi? Gyventi su kompromisais, nes dabar tai atrodo gera, bet galų gale prives prie žlugimo ir mirties ir visko praradimo. Prarasi ne tik svajonę, bet ir tuos, kurie esi dabar lojalus ir padlaižiauji. Ar reikėsi netekti kažkokios dalies dabar, kuri neturėtų būti su tavim. Ir įgyti protą, įgūdžius bei šarvus, drabužius, ginklus šiai pozicijai, įgyti žmonės, kurie turi būti su tavim. Man kažkas sako, atėjo, gerai, smagu, kažkas išėjo, dar puikiau. Ar mes čia valstybę kokią kūrėm? Mes turim svajonę, mes turim didžiulį sąjūdį, judėjimą, mes turim didžiulius dalykus, kurie tuoj turi pradėti vykti buvusioje Tarybų Sąjungos teritorijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, visoje Europoje, Dieve mano. Greitai turės vykti sprogimas, šlovė, gyvenimas, mūsų svajonė apima daug daugiau, nei mes galim matyti čia.
Ir mano pozicija, nors skirtis aš ir nenoriu su kai kurie žmonėm dabar, bet jie jau mane skiria ir aš ją pasitikiu. Ir savo poziciją aš pasitikiu labiau nei tais, kurie nori man pataikauti. Mano pozicija apsprendžia mano gyvenimą. Tu prieik prie manęs, užduok kokį nors klausimą, atsakysiu, ne aš, o mano pozicija, suprantat mane? Mano pozicija, tu prieisi ir pasiūlysi eiti pažvėjoti, o aš pažiūrėsiu laikrodį ir pasakysiu, jog noriu, bet negaliu, nes mano pozicija dabar man neleidžia ilsėtis, nes dabar aš turiu mokytis, turiu ruoštis didžiuliam mūšiui, kuris artinasi. Kam nors gal ir galima dabar pažvėjoti, o man šiuo metu ne. Jei bus galima, įmanoma, dėkui Dievui. Suprantat apie ką aš? Tai elementarūs dalykai, bet jie esminiai tavo judėjime vaidina esminį vaidmenį siekiant tavo svajonės. Daug žmonių sakys tau, kad esi nepakenčiamas, kad nesileidi įkalbamas, atmink. Tai jau ne tavo pasirinkimas, o bekompromisinė pozicija be kompromiso, kuri nepasiduoda įkalbinėjimams. Danielius, kurį įmetė į duobę su liūtais, ar jis ten bėgo su šypsena veide? Jis neturėjo kito pasirinkimo. Pirma Samuelio, 6 skyrius. Pirma Danieliaus, 6 skyrius. Danieliaus istorija. Dar sik peržiūrėsim ir įtvirtinsim tai. Kas įvyko? Kompromisas yra daromas prieš tą, kuris nesutinka su juo. Jie žinojo, kad Danielius nepriims kompromiso. Jie nusprendė jį prigauti jo paties metodais. Jis nori melstis, mes ir padarysim tai, kad tuo metu nebus galima. Bus antiįstatymiška melstis. Jie žinojo, kad Danielius tikrai melsis. Ir viskas, jisai sugautas. Даниил превосходил всех других управляющих, потому что был очень способным человеком и обладал добрым нравом. Даниил так нравился царю, что он помышлял уже поставить его управляющим над всем царством. Когда другие сатрапы, управляющие, услышали об этом, они стали Greitai Danielius pasižymėjo tarp kitų ministrų ir satrapų, nes buvo apdovanotas nepaprasta dvasia. Karalius ketino paskirti jį valdyti visą karalystę. O ministrai satrapai pradėjo ieškoti progos, ką nors prikišti Danieliui dėl karalystės. Pavydas. Pavydas pats baisiausias dalykas, pražudęs daugelį. Ir jie negalėjo rasti jokios priežasties skundo ir priekaištų, nes jis buvo ištikimas ir nebuvo įmanoma jam nieko prikišti. Tuomet tie vyrai pasakė, jis niekada neapgaudinėjo karalius ir uoliai dirbo. Ir galiausiai tie vyrai pasakė, nerasim jokio pagrindo apskųsti Danielių, nebent rasim ką nors, kas susiję su jo Dievo įstatymu. Tai reiškia, jie nusprendė, kad visą tai... Ir jie žinojo, kad jisai nesielgs priešingai tam įstatymui ir tai jį pražudys. Todėl jie ministrai susimokė, atėjo pas karalių ir kreipėsi. Karaliau Darijau, gyvok amžinai. Visi karalystės ministrai, seniūnai, satrapai, patarėjai ir valdytojai sutarė, jog turėtų būti paskelbtas. Mes manom, kad reikia paskelbti įsakymą. Jeigu kas per artimiausias 30 dienų melstusi kokiam nors kitam dievui ar žmogui skyrus tave, karalių, tas turi būti įmestas į liūtų duobę. Taigi, karalių, paskelbk tai įstatymą ir pasirašyk raštą. Ir paskelbk jį neatšaukiamų, nes pagal medų ir persų įstatymą karaliaus raštas negali būti atšauktas. Nors ir Danielius žinojo, kad raštas pasirašytas, jis pareidavo į savo namus. Ir atvertais langais į Jeruzalės pusę jisai melsdavosi 3 kartus per dieną ant kelių savo Dievui ir šlovindavo jį, kaip ir anksčiau. Tie žmonės viską žinojo, nesekė Danielių. Tie vyrai susimokė, įsibrovė ir užklupo Danielių besimeldžiantį, maldaujantį Dievo pasigailėjimo. Iki šios... Тогда эти люди посмотрели и нашли Даниила молящегося, просящего Бога о помощи до этого места. Iki šios vietos. Visą likusią istoriją mes jau žinome. Kas privertė jį taip elgtis? Pozicija, kurią Danielius jau pasirinko anksčiau. Iš pradžių tu renkėsi poziciją. Viso likusio gyvenimo metu pozicija renkasi vietoj tavęs, už tave. Jei kas iš jūsų yra pasiruošęs pradėti tokį gyvenimą, išsirinkti poziciją, tai iš pradžių kiekvienas turės praeiti savo mažąjį pilietinį karą. Suprantat?
šeimoje, prieš babą Nadę, prieš visus tuos, kurie tariamai mus myli ir linki mums gero. Iš pradžių tu pasirinksi poziciją ir tuomet, kai visi sužinos apie ją, prasidės. Viskas ir prasidės, kas nors įsižadės, kažkas mylės, kažkas bus šalia, kažkas išeis. Tuomet tu pradėsi judėti ir poziciją, viską rinksis už tave. Ne, aš neliečiu alkoholio, ne, man nereikia su tavimi kazino, kad gelbėčiau žmonės. Ne, to daryti man nereikia, nes Dievas man taip nesakė. Aš nedarau to kalbėti, aš negaliu to užsimti, negaliu to valgyti, gerti, apskritai prie to nesiliečiu. Tai kalbu ne aš, tai kalba mano pozicija. Jau viską pasirinko ir išsirinko, mes lampinėjame, elgiamės kaip papuola, nes neturim atsparos taško, principo, atramos taško, kur tavasis stop. O kur tas balansas, kai tu rašai tą nulį, va. Tu neturi to atramos atskaitos taško, kad galėtum pamatuoti, kur nukrypai. Todėl tai tampa kaip amerikietiška kalnelė tavo gyvenimą. Šiandien gerai, rytoj vėl ir taip tu gyvuoji. Ir pasakysiu už tai, kad tu neturi principų. Tai vyksta tik dėl to, kad tu neturi principų ir prioritetų. Lik šiol dar neįsiaiškinai, kad po to neturi pozicijos, kuri už tave rinktųsi. Tik tai, kai pozicija užimta, tik tai aš galiu tada pasverti, ką man daryti. Tik pagal tai aš galiu matuoti save. Tai tarsi nulis ant skalės. Ir tas nulis yra tavo pozicija. Ir pagal ją tu pamatuoji, jeigu tu judi kažkur ne ten. Visi mes turim suprasti. В этой позиции, в позиции бескомпромиссности, врагов тебе не избежать. Visi mes turi suprasti, kad šitoj pozicijoje, bekompromisiniai pozicijoje priešų neišvengsi. Perskaitykit Bibliją, raskit bent vieną bekompromisinį pateptą į karalių pranašą, kas ten bebūtų, raskit bekompromisinį karalių, kad jis nebūtų turėjęs nei vieno konflikto, nei karto nebūtų su kuo susikibęs, nei karto nebūtų turėjęs žmonių trokštančių jį užmušti. Perskaitykit viską nuo pradžios knygos iki galo. Раскид tai. Это нам должно уже сейчас сказать, что это говорит о том, что если у нас этого нет, это значит мы не там, это значит мы не то. И мы должны сказать, Бог, дай мне мечту, поставь меня в позицию, turim pasakyti, Dieve, duok man svajonę, pastatyk mane į poziciją, atskaičiuok mano tą, pastatyk mane į tą atskaitos tašką, padaryk tą balansą, kur aš turiu būti. Ir kai aš suklysiu, šventoji dvasia sakys, stop, tavo pozicija pradės priešintis ir sakys, kad tu eini ne ten. Tu neturi to žiūrėti. Išjunk televizorių, prie šitos stiklinės su buteliu neprisiliesk. Su šitai žmonėm nebendrauk, tavo viduje atsiras nuorodos, kur būti, su kuo būti, o kur nebūti. Kai kurie nori pragyventi tyliai ramiai, bet tuo pačiu ir kažko pasiekti. Tokių žmonių nesu matęs, nei pasauly, nei Biblijai. Negalima, nepavyks tyliai ramiai gyventi, tuo pačiu metu kažko siekiant. Tyliai gyvenimas Tyliai nieks nepasiekiama, niekada pasiskaitykit istorijas. Taip nebus, ir jei tu pasirinkai gyvenimą ir poziciją be kompromisų, tai konfrontacija neišvengiama. Gyvenimo eigoj. Išvengti kompromisų darosi vis lengviau. Vėlgi yra du dalykai. Kai renkiesi, tai tampa vienu iš pačių didžiausių, sunkiausių pasirinkimų. Kai kurie žmonės jau čia palūžta, būtent šiame etape sako, ne, laikas, nesvarbu, aš nenoriu skaudinti kitų, savęs, elgsiuosi kaip bus lieptas, sakys, sėdėsiu, sakys, sveitai, dėl šventos ramybės. Bet tai neramybė. Tai tiesiog šėtonas tave pričiupo ir tu bandai išsisukti, prisidengdamas kažkokią pigią ramybę. Tai ką? Ras tokią taiką Biblijoje. Ras tokią ramybę Biblijoje, kai žmonės išduodavo savo pozicijas ir būdavo Dievo palaiminti. Samsonas dėl ramybės. Drangausiu su visais aplinko ką? Čia mergaitės kriausių mienišos. Gaila man jų. Vargal ramybės. Kam jie žudyti? Gyvenimo eigoj, nedarant kompromisų, darosi vis lengviau. Nes ne tu mąstai apie sekantį žingsnį ir sprendimą savo gyvenimo, tavo pozicija, kurią tu pasirinkai, ji atima iš tavęs teisę rinktis ir renkasi už tave. Kas ir išlaisvina, išvaduoja tavo gyvenimą nuo pasirinkimo kančių. Suprantate apie ką aš? Ar matėt žmogų, kuris sėdi, prakaitą žliaugia, taip sunku rinktis?
Tai byloja, kad žmogus niekada neturėjo pasirinkęs pozicijos, dabar renkasi jis. O renkėsi tu visuomet būsi pavaldus kokiom nors įtankom, kažkas temps tavęs, darys spaudimą, susitinkam, pakalbam. Mes neturim apie ką kalbėti, mano pozicija tvirta ir mano atsakymas jau seniausiai pateiktas. Man tai reikia jį garsinti. Ir aš taip elgiuosi, darau. Pozicija atima iš tavęs teisę rinktis ir renkasi vietoj tavęs. Kas tave ir išlaisvina ir išvaduoja tavo gyvenimą iš pasirinkimo kančių. Tu daugiau nebelaužai savęs, nebeprakaituoji, negalvoji, kokį atsakymą duoti. Tas atsakymas jau apspręstas. Taip, taip, ne, ir viskas. Ir visa kita, kaip sako Biblija, iš šėtono. Visi laužimai, trintis, pasirinkimai, kažkokie pamastymai, pažiūrėsim, pagalvosim. Šedrachas, Mesakas ir Abednego. Jie labai lengvai kalbėjo su karaliu. Jiems tai buvo labai lengva, nes už juos vietoj jų darė jų pasirinktoji pozicija. Skaitom paskutinę vietą Biblijoje ir aš jau baiginėjau. Atverčiam. По-моему, я ошибся, извиняюсь, это Даниила. Danielius. Это Даниила, 3 глава. Trečias skyrius, 15 eilutė. Извиняюсь, Atsiprašau. Даниила, 3:15, да. Даниила 3:15. Danielius 3:15. Taigi dabar, jei esate pasirengę, paklausykite didžiai, ką daro karalius. Ar pastebėjot karalius elgesį? Jis leido jiem rinktis. Ar pastebėjot, ką daro karalius? Jis leido rinktis, kalbėjo. Jisai sako, vaikinai, aš labai jūs myliu. Ir dabar aš jūsų nežudysiu. Kitaip tariant, jis kalbėjo, kad eina į kompromisą. Aš pasakiau už mūsų visus, bet va, aš jūs myliu, vaikinai. Suteikiu jums teisę rinktis. Vos tik išgirsit tuos mūsų muzikantų šlovinimo grupę. Amen, amen. Stop. Kai išgirsit mūsų brolyje, mūsų bendruomenę, mūsų tarybą ir išgirsit mūsų muziką, kaip mes visą tai darom, turit išsikrist ir padaryti kokį 20 atsispaudimų. Žiūrėkit, ką jis sako, jis kalba apie pasirinkimą. O man patiko tų jaunuolių pozicija, jis sako, karaliau, tu ką visai jau? Nėra apie ką šnekėti, viskas pasirinkta, karaliu. Suprantam tavo pastangas. Žinot, kas labiausiai susirūpinęs buvo tuo atveju? Karalius, pamenat? Kai skaitai tas istorijas, beje, paskaitykit jūs dar sykį, gilinės ir suvoki, jog labiau šokiruotas tuo atveju buvo karalius. Jis pergyveno juos, mesdamas krosnin, jaudinosi. Ir dar dvigubam šokį jisai buvo, kai jie iš ten išėjo. O vaikinam, kai jie buvo ramutėlį, švilpiniodami vaikštimėje 4, ten jau karalius nukrito, ten jau pats karalius jų dievui lenktis pradėjo, amen? Žinot, kodėl sekdamas tų vaikinų elgesi, matau, kokie jie ramus eina į krosnį, nekalbu apie tai, kad ten buvo šlovimas ir džiaugsmas. Aš kalbu apie tai, kad tuo atveju labiau jaudinosi karalius, o ne tie vaikinai, nes pozicija išrinko jų atsakymą ir jų sprendimą. Paskaitykim. Dabar, todėl jeigu dabar esate pasirengę, išgirdę rado trimito, lyros, citros, arfos, būgnų ir bet kokio muzikos instrumento garsą, turite parpulti ir pagarbinti mano padarytą statulą. Bet jei nepagarbinsite, būsite toj pat įmesti į krostį, plieskiančią ugnimi. Koks dievas gali išgelbėti jūs iš mano rankų? Taigi karalius buvo sąžiningas, jis pergyveno dėl tų jaunuolių, kalbėjo, va, dėl jūsų tuo išlovimas pradės vykti, dėl jūsų va, šitą šurmulį sukelsime, aleliuja. Jūs 3 tik dėl jūsų, iš viso širdies karalius viską paaukos. Na, viskas, grojam, vaikinukai, na. Nekankinkit muzikantų, jie jau viską atbarškino, pagrojo, viską nekankinkit. Geriau, viskas, nusilenkėm, sprendžiam ir viskas. 16 eilutė. Šedrachas ir Mesachas ir Abednegas atsakė karaliui, pati topiškiausia eilutė, o Nebukadnecarai, mums nėra reikalo, ką nors tau atsakyti, taškas. Tai pats didžiausias liudijimas. Nereikia mums, nėra jokio reikalo atsakyti.
O sako, kas? Pozicija. Bekompromisinio poelgių ir Dievo meilės pozicija. Nėra reikalo karalių. Liaukis ten grojęs, visokias nesąmonės, susikišk jas. Viskas nuspręsta. Ir paskui rašoma, kaip karalius įsiuto į Turžo. 7 kart stipriau pakūrė krosnį ir sudegė tie, kurie metė į tą krosnį juos. Karalius šokio, vaikinai ramiai išėjo. Ir po to, kai jie išėjo iš krosnės, visi įstatymai buvo pakeisti. Ir nuo toliai jų palies nebuvo galima. Matot, kur nuves jūs gyvenimas be kompromisų? Bus tik 2 dalykai. Arba mirsi, arba tapsi pačiu galingiausi. Bet jei tavo širdis tyra, visada būsi nugalėtojas. 100%, tai Biblija sako. Kaip ir Danieliaus, Dovydo ir Juozapo atvejus, jie išeidavo nugalėję, nes Dievas sako, tavy yra kažkas vertinga ir aš neleisiu tau mirti, tavy yra kažkas ypatingai vertinga. Tavy yra pozicija, kurią aš vertinu ir Dievas nori būti su tokiais žmonėmis. Jei Dievas pašaukė tave įvykdyti, gyvendinti kažką didingą, bet tu elgėsi kompromisiškai ir nori eiti lengvų kelių, tavo ateitis bus susijęta su pralaimėjimais, kaip Samsono atveju. Jis gyveno kompromisą ir žuvo, būdamas vergu, bet jei tu neišduosi, neužleisi savo pozicijos, tai ji tavo gyvenimo eigoj, klausyk atidžiai, paskutinė mano šiandien metama bomba, ta pozicija tavo gyvenimo eigoj privers tave tapti čempionu. Ji privers, sakys, kad negali. Šitoj pozicijai paprastai žmonėmis netampama. Ši pozicija iki gyvenimo pabaigos prives tave ir tu būsi Jėzaus čempionai. Tu būsi šviesos sūnum. Tu būsi ta tikra asmenybė, apie kurią Dievas plės savo karalystę visoje žemėje. Pašlovinkit Dievą, aš baigiau. Ačiū Jėzui. Atsistokim, tiesiog. Tiesiog minutėlę sakyk, Dieve, duok man bekompromisinę širdį, suteik man poziciją, subalansuok mane, duok man ribą ir atskaitos tašką. Aš nebenoriu daugiau plaukioti nežinomybei, nebenoriu būti atsidurti nuodėmėje ir tik paskui galvoti, kaip aš ten patekau. Net nesuvokti, kaip ten patenki, tu net nesuvoki, kaip ten patenki atsiduri. Ten tave atvedė tavo neatsparus gyvenimo būdas, bestuburė pozicija. Ten tave atvedė tavo draugai, kuriem tavo pasirinktoji pozicija jau būtų pasakiusi ne. Tave atvedė situacijose, kuriuose tu neturi būti. Tave į nuodėmę atvedė tie dalykai, kurie jau nebeturėjo būti. Pozicija sako ne. Paprašyk. Parašyta negaunate, nes neprašote, o jei prašote, tai tik dėl akimirko žavisio, kad atrodytumėt gražiau prie žmonės. Prašykite širdies ir sakykit jam, brangusis, mylimasis mano, parodyk man, kaip rodė Dovydui tą karalystę, parodyk, kaip rodė Juozapui, kaip rodė viešpatie Abraomui tą svajonę, kurie vedinyje pasirinko tą poziciją be kompromiso ir niekas, netgi Abraomo žmona, visų tuo netikėjo. Bet Dievas tai padarė teisumu, nes Abraomas tikėjo tuo, ko neįmanoma buvo tikėti. Jis buvo tikėjimo tėvas. Ras to žmonės, kurie viešpatė prisims tą svajonę ir šią akimirką. Tai kosmiškai nerealu viešpatė. Tai taip nerealu Dieve. Bet tai realu mūsų dvasioje. Tai yra tai, ką tu nori gyvendinti šioje žemėje ir mes tikim. Mes renkame šią poziciją ir mūsų pozicija iki pat gyvenimo pabaigos rinksis už mus. Ačiū tau, mylimasis. Dėkoju tau, brangiausias. Visa šlovė, garbė, pagirimas, visas nuolankumas tau. Mums daugiau nieko nereikia, išskyrus tavo veidą. Aš nieko daugiau netrokštu, išskyrus tavo buvimą savo gyvenime. Ačiū tau, mylimasis mano. Paliesk mano kartą ir tuos tūkstančius, kurie mus dabar stebi. Dieve, paliesk ir mūsų virtualią bažnyčią, pakelk sandoros bažnyčias, pakelk principų ugnies ir galio žmonės, pakelk tuos, kurie išties žengs šią žemę, skleisdami, neždami tavo ugnį ir šlovę, kurie taps čempionais tavo miestuose ir šalyse. Pakelk pastorius, bažnyčias, Dieve. Mes meldžiamės.
Bažnyčia su principais, bekompromisinis Dievo judėjimas, laiminam visus, kurie čia. Kelk čempionus čia, kelk žmonės, kurie veikia stebukluose, stebuklingose dalykuose, ženkluose. Kelk mokytojus ir pranašus, pastorius, evangelistus, viešpatie kelk. Ačiū, mylimasis. Ačiū, mylimasis. Ačiū, mylimasis. Amen. Pašlovinkit jį, bažnyčią.